Apšviestas dievų, sveiki! Šiandien pristatysiu savo top 8 aksesuarus, kuriuos turiu PlayStation'o ir galbūt jūs domino ar domina mano nuomonė apie juos. Prieš pradedant automatiškai pasakysiu, kad top 1 būtų mano PlayStation 5, bet jis šitame liste nebus, todėl palikau top 1 kai kam kitam. Pats auninu PlayStation 5 Pro, paskutinį video kaip tik padariau apie tai galite jį ir pasižiūrėti. O dabar pradedant iš karto nuo sąrašo. 8 vietoj yra nestandartiniai PlayStation pulteliai. Tai ne tie, kurie ateina balti, va šitai basic pulteliai, kuriuos visi turite, jeigu turite PlayStation'ą, tai niekom neišsiskiriantis apart dizaino yra kitos spalvos pulteliai. Aš asmeniškai turiu net keletą jų, kažkur turiu juodą, bet turiu ir raudoną. Turiu va šitą savo labai mėgstamą chrominį žalę. Iš pradžių buvo labai sunku jas gauti, bet kiek vėliau dabar jau matau, kad parduotuvėse jau jie atsiranda. Va, brangiausias mano pultelis turimas custom, tai yra, jie ne custom, nėra, kad padarė kažkas kitas, tiesiog jie yra PlayStation custom pulteliai. Tai yra šitas 30th Anniversary Edition pagal PlayStation 1 dizainą su PlayStation logotipu padarytas, automatiškai tais spalvotais mygtukais, kurių kiti pulteliai nei vienas neturi. Tai šitas man labai patinka. Dažniausiai šitą ir naudoju pastaruoju metu. 7 vietoje, turint pultelius, turint ne vieną gal pultelį, gal kažkada mėgstat pažaisti ir kop žaidimus su kažkuom kitu, tai yra Dual PS5 Chargeris. Šis bad boyus berods yra originalus, yra daug variacijų jų skirtingų, bet būtent šitą aš įsigijau kartu, kai įsigijau pirmą savo PlayStation 5 ir jis veikia neblogai. Kartais atrodo pavada mane, kartais krauna, bet tai labai retai atvejai būna. Na ir ne visada patogu yra po vieną kišt laidą ir krauti juos taip, tai pats tas yra turėti tokį dual chargerį, netgi 2 tokius galėčiau turėti, nes aš turiu daugiau pultelių, su kuriais galėčiau krauti vienu metu po 2 pultelius. Jeigu dar kažkaip gražiai gali pastatyti kažkur, įdėti gal į spintelę, atsidarai ją ir žinai, kad tavo abu pulteliai yra pakrauti. O 6,5 vietos aš įdėjau dar vieną svarbų dalyką mums gameriam, tai mums patinka užkandžiauti, ką nors pagurkšnoti. Būtent šie yra kultukai Zero Caffeine, tai galite gerti bet kuris, kada tik užsinorėsite. Taip pat tai yra ne vienintelis originalus skonio kultuko gėrimas dabar išleistas su Zero Caffeine, bet taip pat su originaliu gavau ir Bubblegum ir Blueberry kultukus. Abu Zero Caffeine. Ta prasme, mėgaukitės ir džiaukitės. Žinau, kad pavyzdžiui Blueberry yra tikrai sunkiau gauti Zero Caffeine, bet jeigu gerai ieškosit, tikrai surasit. O svarbiausias dalykas, kad dabar pirkus Zero Caffeine kultukus, jūs galite laimėti ir prizų. Kaip laimėtos prizus, klausia turbūt. Tai pirkit kultus, kurie būtinai turi šitą žalę liežuvėlį ant savęs. Ir jeigu mes liežuvėlį pakelsime, pamatysite po liežuvėlių koduką, kurį suvesite į Kult Promo Baltic, va čia susivedus linkę. Ir galėsite laimėti tokių prizų kaip Apple AirPods 4, kurių uždalins net 3 Steam dovanų korteles po 50 eurų, kurių uždalins net 12 kultos kardinių dėžučių, kurių bus 62 ir MacBook Air 13 inčų. Paminėsiu, kad liežuvėlį būtinai saugoti iki pat žaidimo pabaigos, o žaidimas vyksta nuo Liepos 14 dienos, tai jau dabar, iki rugsėjo 15 dienos. Tai va, nepiknaudžiaujam, atidarom, pažiūrim koduką, susiveliam. Nori prizų? Laimėk! Pirk Kult Zero Caffeine su žaliu liežuvėliu. Registruok kodą ir laimėk prizų. Nešiojamą kompiuterį, ausines, Steam dovanų kortelę ir Kult Zero Caffeine gėrimų. Laimėk kasdien. Taigi dabar jau top 6 mūsų sąraše, tai yra Pulse Elite ausinės. Išleistos ne per seniausiai, man atrodo, 23 metais. Tai yra labai solidžios ausinės už savo kainą. Man asmeniškai jos atrodo truputį kaip kosmonautas, čia prisipažinsiu. Taip, kad tikrai nėra garantijos, kad jūs neatrodysit kaip kosmonautai. Patinka už tai, kad čia įsiskleidžia mikrofonas. Man patinka, kad mikrofonas turi AI izoliatorių ir realiai žiauriai tavo visai nesigirdi. Jau patestavau šitas ausinės naudodavau, kai naidavau prie televizoriaus ir šnekėdavau, jeigu su draugais per PlayStation'ą, kol galiausiai jų dabar nebe taip naudoju. Jų garsas yra tikrai afigenas, net tikrai geresnis negu Logitech ausinių, bet jos mažiau man patogios ir jos turi tokį klibėjimo sound, atrodo, kai užsidedi ant galvos ir kai judi, tu atrodo girdi savo ausyse tą visą tokį, labai priprast reikia. Jo, tu jauti tokį visą laiką, kad kažkas trinas kažkur ir tu kai kraipai galvą ir atrodo, truputį erzino mane tas visą laiką. Ilgai ieškojau, kol suradau savo top tier ausines, kurių greičiausiai nekeisiu jau ilgą laiką, jau atsisakiau visų savo laidinių, visų. Honorable mention, ne PlayStation'o dalykas, bet veikia puikiai su PlayStation'o. Tai yra Audeze Maxwell ausinės. PlayStation'as neseniai ir įsigijo Maxwell'us. Aš dar pasikostumazinęs, nusipirkęs ir kapus, nusipirkęs va šitą daiktą, su kurio žiūri patogiai, nes jos yra šiaip, jos sunkios ausinės, jos šiaip sveria. Aš nejuokauju, jos sveria pusę kilo, 550 gramų. Ir ta prasme, tu jauti tą svorį. Ypatingai, kai atėjo stok, su stok pedais, su stok šitu, nebuvo patogu, tai aš labai ilgai domėjaus. Top tier ausinės. Jų kaina irgi top tier. Jos yra solid, ta prasme, jauties toksai
Vikingai! O garsas tobulas. Turbūt garsas yra geresnis negu mano Pulse Elite. O čia yra jis tikrai solidus. Audeze Maxwell, jeigu kam nors kilo klausimas, yra ir mikrofonas, jeigu nori, mikrofonas neypatingas tikrai. Tai aš papildomai dar pasiėmiau šitą, kad vairės galėčiau, kur galiu prikabinti prie ausinio ir turėti, jeigu norėčiau naudoti prie PlayStation'o. O ant pačio donglo yra pakeitimo mygtukas PC, PlayStation ir gali naudoti jas. Mano Tigau jau naudoju prie kompo, ir prie PlayStacko, ir prie Teliko, visur, tik tai nesinešu iš namų. 5. vietoje yra PlayStation 3. Apie jį irgi sudaręs video, kai nusipirkau jį dėl GTA 4, bet automatiškai po truputį didinu ir kolekciją, nes jis man gaunas toks complimentary. PlayStation 4, PlayStation 5 nesuportina PS3 žaidimų ir tu negali visų PS3 žaidimų žaisti. Tu po truputį atsiranda PS Premiume, PS Plus Premiume žaidimų, ten iš PS2, iš PS1 laikų, bet PS3 originalių, ypač ten, kur mažai žmonių turi platinas, jeigu susirandi, kad obtainable dar, tai labai smagu būna ir pažaisti ant PlayStation 3 to žaidimus. Tai dabar, pavyzdžiui, pasiėmęs su Mirror's Edge, dar vis obtainable platina. Troną, mano vaikystę praleidęs PS3 turėjau už tą žaidimą, jis nieko ypatingas jaučiu, bet man tuo metu buvo smagu. Prince of Persia, CSI Miami, turiu tokių žaidimų PS3, kurių, neaišku, ar pamatysim, kada iš vis remasterius. Jos, aišku, galiu žaisti ant kompo, žinau, galiu žaisti ant Xbox'o, žinau, gal ir ne visus žinau, gal čia ir PS ekskliuzyvai. Bet PlayStation 3 tikrai yra toksai, complimentary, aš nežinau kaip lietuviškai, bet complimentary dalykas prie tavo jau esamų librarijos žaidimų visų. Smagu jį turėti, aš labai kažkodėl turiu tokį nuojautą, bijau, kad jisai suges. Jis turbūt nesuges, jeigu jis jau per 13 metų, ne, daugiau iš čia kiek, 15, 8, dafiga metų. Žodžiu, daug metų, jeigu per tiek laiko nesugeda, turbūt ir nesuges, bet man tiesiog biškį kyla baimė, tikiuosi viskas gerai. Fingers crossed. 4. vietoj. Įdėjau niką kitą kaip PlayStation Portal. Pasakysiu nuoširdžiai. Ta prasme, aфиgenas daiktas, ypač po update'u, ten jau galima žaisti ir su Premium Cloud'e, aš nenaudoju asmeniškai. Man portalas patinka vienam dalykui. Tai yra ne fast action based žaidimam, jeigu ten koks story žaidimas, kaip The Walking Dead, Telltale su, va tokius man aфиgenai per portalą žaisti. Pastaruoju metu labai dažnai neturiu progų, nes kažkaip namie ar prie kopo pasijungiu PlayStacką, ar salone pasijungiu PlayStacką, tai nėra, kad tiek daug naudoju, bet tikrai momentais būdavo lovai įsijungiu, bet dabar jau lovai irgi telekat, žodžiu, geras daiktas. Ir jis puikiai veikia, tik tai aš jį naudočiau ne tiem žaidimam, kur gražus detalumas, ten Death Strandingai, Spider-Manai, faktas galima ir tiem naudoti, aš tiesiog naudočiau tokiam indie labiau žaidimukam. Ar tai kaip filmą žiūrėti, ar tai platformeris kažkoks, tą patį Jim King gali žaisti. Tik tai reikės priprasti prie input latencies, vis tiek kažkiek jaučiasi, nes ten veikia kartu su PlayStation'u tavo ir iš PlayStation'o realiai streamina. Tai fainas daiktas, 4. vietoj pakankamai mažai išnaudoju, tik dėl to jis įdėtas taip toliai. 3. vietoje įdėjau daiktą, kurį iš tiesų išnaudoju ant PlayStation'o ir tai yra DualSense Edge pultelis. Jis skiriasi nuo paprastų pultelių kaina, 3 kartus brangiau. No, doesn't make sense. Kaina tikrai overpriced, aš sutinku, bet aš jo norėjau, tai jis pas mane yra tas, kai žaidžiu tos competitive žaidimus labiau, kai man reikia dar ekstra mygtukų 2 gale, tai va šičia panaudoju juos, užsidėjęs turiu ir tuos, jie turi pavadinimą ir jūs žinote tą pavadinimą. Iš esmės, tai šitą pultelį naudoju jau kai tryhardint reikia. Va dabar, tarkim, Ready or Not žaisim, tai jau šitą naudosiu. Visiems kitiems žaidimam, Simple, Dimple naudoju šitą, nes man patinka labai L3, ne tai, kad įspaudinėti kaip bėgti, o man patinka čia nuspausti. Man žiauriai patogu. Nežinau kodėl. Taip, ateina visokia, kokia tau patogu kolekcija, kaip nori užsidėti joystickus, gal pasikeisti tos galinius mygtukus. Yra toks lockeris prie USB, jeigu nori. Hard on. Jeigu turėjo Xbox pultelį tą Elite, man atrodo, ar kaip jis tam vadinasi, tai panašus reikalas ir su PS Edge pulteliu. Dar vienas dalykas, tai yra, gali pakeisti joystickus, tai man jau buvo vienas miręs. Aš dar turiu vieną ekstra, kad jeigu kažkada numirtų, kad jeigu pradeda tik driftinti pultelis, kai automatiškai tau pradeda eiti į vieną pusę veikėjas ar suktis į vieną pusę, supranti, kad tavo pultelis driftina ir kad reikia pakeisti patį joystick. Tai ant Edge pultelio nėra sunku, atveda iš tą patinį partą ir gali įdėti naują šitą joystick. Ar tą patį, tarpsime, jeigu aš naudočiau šitą, kai naudoju šitą claw gripą, tai visus, tarpsime, įsivaizduok, aš šitus mygtukus apimu su šitus mygtukus, nemoku claw gripą su šitą ranką, tai man šitie vis tiek lieka, bet čia dar turiu 2 mygtukus. Full on, niekada nebus taip, kad tavo pirštas lieka nieko neveikiantis. Ir biškai sunkesnis pultelis yra negu paprastas, tai sunkiau užtaikyti su claw gripu, bet visi dalykai yra suprantami ir visi dalykai yra išmokstami. 2. vietoj įdėjau ne ką kitą kaip PlayStation VR 2. Prisipažinsiu, irgi mažai naudoju,
nes būn kartais tingi stovėti, tingi daryti dalykus, pilnai suprantu, man tas pats, jum tas pats. Suprakaituoji, žinai, kad pavargsi, kartais tiesiog nenori sportuoti, nori pageiminti, tai reikia atsirinkti labai žaidimus. Ir pas mane kambarį vietos nėra tiek daug, turiu vieną kamputį, bet būna suranka kažkur įtrenkiu be žaisdamas Beat Saberiuką. Geras daiktas, tik vargšiukas. Manau, kad daugiau potencialo turbūt išnaudojimas. Man labai patinka jis plasmasinis, tipo toksai biškai jaučiasi wonky, bet tai buvo solidus, nors kitaip, tai bus tas pats, kad jausi svorį ir po to bus per sunku. Tai manau, kad toks koks yra gerai, labai gera kokybė mano manimu ir viskas su juo yra gerai. Labai džiaugiausi, kai gavau, nes PlayStation 4 ant laidų dafiga, o čia vienas laidas USB-C, įjungi PlayStationą, imi, užsidedi ir naudoji. Pirmoje vietoje jau galvojat, nebeliko ką ir Lukui pasakyti turbūt. Ir iš tiesų man nebeliko ką pasakyti. Dėl to aš pirmoje vietoje įdėjau dalyką, kurį visą laiką naudoju su PlayStationu. Dabar su PlayStationu 5 Pro gal mažiau jį išnaudoju, bet tie, kurie turit PlayStation 5 standartinį, manau, kad tikrai labai geras dalykas. Ypač, kai pas jūs atvažiuoja draugai, jūs norite turėti žaidimų, kai jūs pats norit pažaisti, norite žaidimų ir šiaip norit diversijos žaidimų turėti, tai yra NVMe M2 SSD, kurį gali įsidėti savo PlayStation. Ir tai gali būti bet kur nuo terabaito iki 8 terabaitų. Jeigu jūs pagalvojat, kad ok, čia 700, jeigu dabar man tai neužteks dabar prasiųsti, ką aš norėsiu, aš prasinčiu Call of Duty, prasinčiu NBA, porą žaidimų ir viskas, mano vieta baigas. Aš noriu daugiau turėti vienu metu žaidimų. Svečiai atvažiuos, tai man reikia turėti ir UFC. Tai tokiu atveju įsidedat NVMe SSD. Tai su SSD tuo pačiu galėsite turėti kiek tik norėsite žaidimų. Aš asmeniškai turiu 1 terabaitą, bet kadangi sakau jau, kodėl nenaudoju su Pro, nes Pro yra 2 terabaitų, o įsidėjęs dar 1 terabaitą, tai 3 terabaitai jau truputį aš ir kaip ir neišnaudoju, tiek žaidimų nesinstaliuoju. Gerai, kad yra tie 3 terabaitai. Jeigu reikia kažką prasiųsti, nenori nieko išsiunti, good to go. Ir čia buvo mano top 8 mano PlayStation aksesuarai. Priedai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Jeigu norit, kad kažką išsamiau, kažką plačiau papasakočiau iš savo patirties, tai būtinai rašykit. Ne už kalnų mano jau 100 platų bus, tai padarysiu ir platinu sunkių žaidimų trilistą ir kuriais mėgau žaidimų trilistą tikriausiai. O ir turiu platinu video, kuriuos noriu paleisti žaidimų jums. Pastaruoju metu daug streaminu, tai labai džiaugiuosi, kad jau ir jūs suaktyvėjate ir ateinate streamus ir pas mus Discord'e esate suaktyvėję. Mes Discord'e dalinamės platinomis, pasidalinam informaciją apie žaidimus tam tikrus. Game News tas pats kanalas yra, PSN profiliais, viskas apie trophy huntinimą. PS Gang, guys. See you later, alligator.